Žiūrėkit, tokia problema, kad biškutį bėgs negalima žlygti kažkuo. Nu, jis neberemontuojama. Kur jis čia neremontuojama? Todėl jis remontavo. Jeigu kadais aš vėl įpratimo neturėjau pirmi metai, važiavau per duobes lietaus, į Buivydiškių specialinės kliniką ir bums radiatorius. Ir reiškia bėga vanduo. Ir rodasi raudona švieselė. Dabar raudonas švieselis, jis į kartą neberodė nuo to kartą. Ir vanduo kiekvieną dieną, tai pasižiūrė, niekur aš nematau bėgančių. Dabar jis Jeigu jisai leidžia, jį pasižiūrėjo, pasakė, jo nebeįmanoma suremontuoti. Kad bėga upelis suremontavo, ar man jau šitą nebėga, buvo čia paskutinė. Ateina visą laiką paskutinioji, kada... Taip, tai ateina jūsų reikia, žiūrėt, kad papasko sodas senas, o kad viską čia naujas, jūs tik nežino. Jūs pasižiūrėt, kad pasodas naujas mašinas. Vadinasi sena, bet būtinai turi apvaliais galais imti. Ta kortas, tokias juodas, baisenybės, jeigu aš mokėsiu už tą porną juodą mašiną, kokias 5 000, jeigu mokėsiu, ir vėl man ateisi dirbti, jie man vėl pasiteks sugadinti. Nieks negadina ir tik tai taip. Buvo tokia pričinė, kad tas prietasis ištrauktas buvo. To bandikėlė galbūt ten iššokė, nes jis galvoja, čia melžiamą karvutę turėsiu. Aha, pasirodo, kad nelabai čia iš ko melžti. Tai nors štai 20 litrų, štai 16 litrų ir granatą duokit 45 litrus. Nu neturėjau, kad jis dariau 20. Ta granata, kad pataisyti per toj pusę. Jūs netaisėt? Ne. Tai va, tada iš proto galima šit. Ir gaunasi taip, bet ištisai pinigų melžimas. Ištisai aš šitą mašiną turiu ir vargstu, ir suku galvą šitam pinigų. Tik dėl to, kad ministrams padaryti darbą. Ne tai, kad aš važinėčiau. Aš gi nevažinėsiu jie. Aš tik tai išvienokit, dabar jau radiatus. Nesmėsė man malūsų, kad mažiausiai 200, jeigu remontuot. Jeigu neremontuot, 400 sugulėt. Šprotas, čia tokia suba, čia tokia suba. Ir vėl mašinas tėmas stovi, aš kaimynus juokinu. Aš jau 2 metus su jie nevažinėjau. Aš ištisai padirbsiu. Šprotas, sutikite radiatorių. Nu, jis nebetaisomas. Jau nebepataisomas. Neataiso, kad nepataisomas būtų. Žmogų pataiso. Visokias detalės, tik tą mašiną detalės negalima įdėti. Reikia išvisuoti ir viskas, kad tas skylė nebeįmanoma, viskas. Ką jau jis neįmanoma, jis pabėgs. Žemos, kad tas važinėtų. Ei, kompas, ei. Negalim padaryti radiatorius, mes jo ir nedarysim. Kur ką tai nedabar tą radiatorių? Važiau pasitikį, niekur nelieka. Todėl, kad nebebuvo kam važiavo, mes atidaukom, kiek prisimenu. Ir bėgti nebuvo kam, nes jau nebuvo išbėgę viską. Nes tik nebuvo išbėgę. Ir buvo mašina ryta patikrinta, va tiek Tai gal daryti... Tai gal jūs daryti... Arba ne jūs taip pat tas bandytas. Atėjo naktį, atėjo į boksą ir... Dabar aš nusėmsiu šitą mašiną, pusiau neužbaigta. Ir vėl pasprūdo ieškoti radiatorių, vėl sumas pinigų. Ateinu pasimėsius, patvarkykit kaip reikia, sumokėsite. Nes jeigu ten pataikysit, jau ten sugadinta. Va čia pataikysit, jau ten sugadinta. Ir aš tai, aš perku klasą radiatorių, tam, kad visas atiduosiu pinigus. Nes aš gyvenčiau, spalvą dar reikia su mašina. Taigi šiandien mūsų moteris turi uždurti. Šitie veisai, tokie polačiai. Čia yra kokias mėšlas. Grūdai, nužūda, kad jisai pinigėjama. A kas kitam žmogui nieko nereikia, tas žmogus turi pilvą pačiausiai. Būdos, vadinkai, tik storėjimo toks, tokios košės ir būdos. Nes padaros maistą, neturi ko nusipirkti. Štai mašiną turi. Dalis pavydas štai, kad kažkas dar turi, reikės atpirkti. Nusipirkti pasausumą mėšlą. Ir juodas, krengė tą juodą mašiną. Iki tas mašinas tiesiog nesimato. Tie patys šitie grūdai, bet nematau šių juodų mašinų. Tai važiuoti su trenkia, smūgis, iki pėstokė mašiną. Pasižiūrėjau, juodą kažkur tą mašiną. Pateinu, kad tai žiūrėjau trenkia, už tai, kad jos nesimato prie saulės prieš asfaltą. Reikia kitas, o čia jų mašiną turi, reikia atsipirkti, reikia mums va. Papidėjus yra moritį, kad įdėna. Ponia, a ką mums dabar daryti su? Ką dabar mes... Pripiliau vandens, pripiliau, pasižiūrėjau, niekur nebėga. Tai kodėl jinai bloga?
Bet jeigu dabar kiauras radiatorius, tai ką mums dabar daryti? Jeigu mes nedarom, tai ką? Ieškoti reikia kito, nu, viskas, nu, kito, nu, naujo neįsivaizduoju. Dėvėto nieks neturi radiatorius. Tai kokį kitą tu ieškoti čia? Čia mėnesai, man tūkstantį kokį lytų, kas turtuolė kokį, kad aš geras niekas, bet niekas neturėjo jokių pretenzijų. Iš šitą visą puikiausiai. Ką mums dabar daryti? Sudirba, man šitą radiatorių dabar tai mėštų pratėti. Ką mums dabar daryti? Pasakykit, ką mums dabar daryti? Nėra radiatorių. Tai jūs čia draskykitės kiek norit. Mes atvaryt važiuoti. Jis nieko neieškoja. Tai jis ieškoja, mašiną žiūrėjo savartinis, jis galėjo paieškoti, bet jis nieko nedarė. Taip, Ni vamzdžiai nieko nedarė, apačioj. Ni čia nieko nedarė. Taip mane, ir aš dabar vėl pasimėšau. Pradė ieškoja radiatorių. Aš? Ieškoti reikia radiatorių. Aš pasikeičiu. Aš irgi pasinėjau. Radiatorius nebepataisymas. Taigi tada prasimušė krūtelis bėga vanduo. Įpilį iš spaus kokį metrą kilometrą pavažiais bėga. Ir kai aš nuvažiavau, pataisė, nuėmė. Kažką čia va nuėmė nuo to, sutaisė. O nuo karto viskas gerai turi, nes aš labai atsargiai pradėjau važiuoti. Aš kur nelygus 40 kilometrų, 30 važiuoju. Jis galvoju, aš labai sakyt tą mašinėlę, aš nedaužau, nekratau, negrybį, todėl kad reikia su švelniai važinėti. Ir dabar ir radiatorius buvo puikiai. Tai gal pakėtė mėštus, jeigu 3 valandas sakė, snaidyti mano mašiną. Tai ką jis snaidyti, jeigu jis nieko nedarė. Prieš jūs, kur aš buvau nuvaryti. Aš tik to žiūriu, mašina stovi kieme. Parazitas. Aš tiek variklis blogas. Čia radiatorius geras, starteris pas jūs geras, tik akumuliatorius pas jūs, šitas variklis pas jūs sugelės kažkur. Užsibankruolina, kaip jisai sako. O dabar jau reikia radiatorius. Tai radiatorius galima, kaip sakė, čia ne taip jau smarkiai bėga, gal galima tos tikščiai įpilti ir jis paskilutės užkimšti. Reikia lituoti. Nebetvarkau. Lituoti. Nu negali, Stanislavas važiuoja. Važiuokit tada, nuvažiuokit, aš pasakysiu, kur važiuokit. Nu tai va, jūs vienas kitam ir daro. Va, elektrą sugadina mėšlas. Važiuokit ten, jau jie padarė vienas kitam darbo. Taip aš ir važinėjau. Aš nevažinėjau mašiną, bet aš važinėjau kokius. Ir aš kokius pinigėlius tik turiu, taip aš ir atiduodu. Važiuokit į Pikutiškės, nusipirkit golfą, radiatorių sėdėsit. Va, golfą nusipirksiu. Dėl jūsų galbūt. Nusipirksiu golfą. O dėl manęs jos nereikia, kad pastovėtų kažkoks mėšlas dar dieną. Tas golfas. Tai ką jūs nuvažiuoti? Radiatorius su golfas, ko jūs reikia? Ko jūs reikia? Šnekėkit mažesnėm raidėm, ko jūs reikia nuo čia? Mes nepasireikėm. Jie dabar visiškai nesiskurdžiu, tai nekėkam. Gerai, jie rėkų. O tas vakar aš pripiliu Gerai, galite rėkos, mes esame normalūs žmonės, mes nekurdė. Neišnėra kalbinybės. Šitas sudirba visur. Ir tai ir tenai, kiekvienas čia pasakė vaidino. Jis nupirko mašiną šulsiausią. Dar galas važiuotas susakė. Pabuokit, bėgai vydu. Sveiku paspėti, ir kiek manęs, nežinom, ko jis yra. Bet nenori. Sutvarkyti tas snėbulus, tas išsikaitę. Nežinau, kodėl čia į vydą eina vanduo, ne į lauką. Tai tas durnas, tas nežino. Ir va, iki šiol bėga. Pirmas metus pravažiuoja nuostatai, antras metus irgi galima sakyti nuostatai, nes jis to dar pačiai. A paskui reiškia mašinos, bet į ką jūs keista, kaip pinigų prisikviečat nuo žmonių. A ką